Visi kalba apie tavo dvikovą su Nenadu Krističium. Ką pats manai apie tai? Dvikova tai kovos komanda prieš komandą, ne aš prieš jį. Kovosim mes prieš serbus ir bandysim išlošti. Prisiminė, kaip pastarį kartą su juo kovojai ir kaip pats pasikeitė per tą laiką? Jis yra tikrai geras žaidėjas ir turi platų arsenalą puolime, tiek geras žaidėjas yra gynyba. Tikrai nebus lengva, bet stengsimės, kovosim ir bandysim laimėti kaip komanda. Linas sakė, kad daug kalbėjo apie Krističių kaip apie jų lyderį pagrindinį. Ar dar kažkai skiriant kažkurios? Jo, jisai kalbėjom apie jį kaip apie lyderį ir tikrai ruošiamės gynybai prieš jį būtent. Ir tiek serbų komanda turi derinių nemažai ant jo būtent jam, kad jisai sukurtų kažką puolime. Tai bandysim kaip nors sustabdyti, apsigint ir laimėti. Kiek svarbios yra pirmas čempionato rungtynės? Aš manau, tikrai svarbios yra ir kiekviena komanda nori gerai pradėti čempionatą ir labai svarbu gerai pradėti, nes tada, manau, švaria galva gali eiti į kitas varžybas. Ar yra jaudulys ir kiek jis gali daryti įtakos pirmoms rungtynėms? Aišku, prieš čempionatą yra jaudulys šioks toks, bet čia ir yra profesionalumas, reikia jį susitvarkyti. Aš manau, mes pajėgus kaip komanda susitvarkyti su jauduliu ir susitvarkysim. Savo ruoštų, kadangi Lietuva taip pat atakas kreipia per vidurio puolėjus, baudos aikštelėje varžovus Krističius, ar puolimas kažkiek keisis, ar turėtų išlikti panašus kaip draugiškas rungtynės? Mūsų puolimas eina kaip komandos puolimas. Jeigu pabandom iš per didelius, tada vyksta atmetimai, jeigu kažkas neišeina, tiek pat tada per mažus bandom. Aš nemanau, kad bus būtent akcentuojamas arba per didelius, arba per mažus. Mes žaidžiam kaip komanda.